Merginos, ar pastebėjot? Mario šiandien iš tiesų stengiasi geriau treniruotis, jiems sekasi daug geriau, taip matosi šiokia tokia pažanga. Aš nežinau, aš manau, kad jam reikia labiau pasistengti. Maja, tam reikia laiko. Ačiū, Diana, vertinu, bet kostiumas toks karštas, eina sau. Taip, Mario, žinau, kad čia labai karšta. Štai, imk šitus ledus, jie padės tau atvėsti. Ar normalu, Diana, mes irgi norim ledų? Mums taip pat karšta. Merginos, pirmyn, Diana ką tik pagamino mažą komplimentą talismanui. Ačiū, Diana, tu tokia malonė, tu man primeni Rapunzelę. O, merginos, ar girdėjot, ką pasakė Mario, aš jam primenu Rapunzelę? Vau, Mario, kas čia buvo? Kas čia buvo? Nesuprantu, kas nutiko, kodėl pavadinai Dianą Rapunzelę. O, štai. Stela, viskas gerai. Jis ką tik man pasakė nedidelį komplimentą, juk jis mūsų talismanas. Stela, Diana turi gražius plaukus kaip Rapunzelės. Klausyk, Mario, vienintelis žmogus, kurį vadinsi Rapunzelė, yra aš. Tavo mergina, kas čia vyksta? Ar tai draugystė ar daugiau? Ar kažkas daugiau? Stela, nesuprantu, pirma tu mus privertei paimti Mario į mūsų komandą, o dabar tu apsimeti pavydžią. Na, aš nežinau, kaip iš viso tavimi tikėti. Taigi, Mario, paaiškink. Stela, nuostabu, kad Diana yra komandos kapitonė ir zuikučių mergaitės taip pat. Mes esame komanda. Mes komanda, Stela. Mario, tu privalai mylėti tik mane, kitai bus išmestas iš šios komandos. Man reikia, kad ledai atvėstų. Tu atvėsęs, Mario, atlaikys. Įdomu, kodėl mes turėtume stebėti tuos du mūsų sporto salėje? Stela, ar tu neturi savo reikalų? Liaukis laužtis į mūsų sporto salę. Nagi, Stela, tiesiog pasimk Mario ir išeik, nes nenorime žiūrėti jūsų pykčius. Ačiū, merginos, mes jau išeinam. Daugiau Dianos nebevadinsi Rapunzelę, prisimink tai, Mario. Neįtikėtinai įsižeidė, nes Mario man pasakė, kad aš Rapunzelė. Daug kas mane taip vadina. Diana, manau, kad turėtum nusiskusti savo gražius plaukus. Aha, dabar pat, Nastė. Gerai, merginos, ką darysim toliau? Merginos, norėjote pamatyti krepšininkus, apie ką norėjot su jais pasikalbėti? Kai ką labai svarbaus. Gerai, merginos, užkandžiaukime greitai, o tada eikime aplankyti vaikinų. Merginos, ar kas nors turi obuolį ar bananą? Aš vis tiek būsiu alkana po jogurto. Turiu obuolį. Ar turi papildomų jogurto? Turiu slyvų jogurto, nori ir tu? Negali valgyti pati. Mergaitės turi tortą, kurio galime pasidalinti visos. Maja, jokių tortų, greitai turėsime varžybas. Kol kas jokių pyragų nevalgysim. Gerai, valgysiu vėliau. Velnias taip jaudinasi, niekada nebuvau taip susijaudinus. Kysa, nesijaudink. Tai tavo kerštas, Mario. Nazakas yra blondi vaikinas. Blondi? Blondi? Jos čia nėra. Taip, tiksliai, blondi čia nėra. Blondi nėra. Draugė, aš turiu vaikiną ir įsivaizduoju, kaip būtų šaunu, jei turėtum vaikiną ir tu, ir mes visi galėtume leisti laiką kartu. Taip, įsivaizduoju. Ir štai jie. Sveikas, merginos. Sveika, Kitė. Sveiki, vaikinai, sveika, Zakai. Ką man reikėjo pasakyti? Paprašyk jos būti tavo mergina. Na, kodėl prašėt mūsų ateiti? Zakas norėjo tau kai ką pasakyti. Aš pamiršau. Noriu susitikinėti su Kitė. Na, Kitė, ar būsi mano mergina? Ar eisi su manimi pasimatyti? Nežinau, Zakai, aš vis dar myliu Marių. Kokį Marių? Nėra mamos, yra tik Zakas. Taip, Zakai, sakau, tai būsi tavo mergina. Valio, turime naują porą. Valio! Paskambink jai. Kysa, duok man savo pirštą. Mano pirštą? O Dieve, jis tau duos deimantinį žiedą. Štai jis. Uždėk. Kysa, geriausia dovana yra rankų darbo. Aš jį pagaminau iš folijos ir aš padėjau karūną. Iš folijos? Velnes, vaikinai, kada tai įvyks? Suprantat, kad mums nepatinka jūsų ranko darbo dovanos. Na, gerai atrodo. Tau tai gerai atrodo, Kysa. Kas toliau? Bučiuojamės? Bučinės? Gerai. Stop, per anksti bučiniam. Jūs ką tik pradėjot susitikinėti? Taip, mes su Žene pradėjome bučiuotis 45 mūsų santykių dieną. Dieve, daugiau neisiu su tavimi į restoranus. Kodėl? Ar nori, kad sprogčiau? Tu nori, kad tapčiau hipopotamu? Bet buvo skanu. Ir mes pabučiuosime 10-ąją santykių dieną. Taigi, vienas pralaimėjimas, dar 9 liko. Gerai, draugai, kur mes einame į kiną, ar kur? Galime apžiūrėti krokodilus, netoliese yra pelkė. Taip mes juos matėme, jie tokie agresyvūs. Labai viliojantis pasiūlymas. Gerai, einam pažiūrėti krokodilus. Merginos, su kurio krepšininku draugautumėt, jei nebūtų zuikių? Manau, rinkčiausi Zakatą, man jis atrodo rimčiausias ir atsakingiausias. Aš rinkčiaus Tomą, aš visada jam patikau.
Aš rinkčiausi komandos kapitoną. Aš esu kapitonė, susitikitėjantis su kapitonu. Mielai Kiriušą? Nevadink jo taip. Man tai nepatinka, tiesiog vadink jį Kirilu. Timūras taip pat geras pasirinkimas, jis mielas. Taip, jis mielas, bet nepasiekiamas. Nepasiekiamas, nes jis dar nerado tinkamos merginos. Gal turėčiau su juo paflirtuoti? Gali pabandyti, jei nori būti nupusta. O, jos tokios šaunios. Mes krepšininkės ir jie turėtų susitikinėti su mumis, o ne su zuikėmis. Bet juk jo zuikės, Loren, šnekiek taip, velnės jie ateina. Zuikės, labas! Jos mūsų net nepastebi. Tai ir ateina bučiniai. Vaikinai! Velnės, Kirilai, nepatikėsi, kas ką tik nutiko. Ir kas nutiko? Zakatai, Stela buvo tokia pikta. Ji pavydėjo, kad Mario buvo su mumis. Oho. Taip, jai nepatiko, kad Mario Diana vadino Rapunzelę. Ar Mario su tavimi flirtavo, ar jis tave vadino Snieguolė? Tomai, ne. Timūrai atrodo, kad turėsi grįžti. Jokiu būdu, aš nebūsiu vėl talismanu, aš esu krepšininkas. Stela šiandien mums visoms sugadino nuotaiką. Diana, atsipalaiduok, tu esi mano Rapunzelė. Ačiū, Kirilai, žinau. Klausykit, merginos, aš suprantu, kodėl Diana tokia populiari tarp vaikinų. Kodėl? Kodėl? Sakyk. Viskas dėl jos ilgų plaukų. Jei užsiauginsime plaukus, visi vaikinai bus mūsų. Ir kaip mums taip greitai užauginti plaukus? Taip, tam reikia laiko. Ar nepastebėt, kad Dianos plaukai auga praktiškai per naktį? Turi būti kažkokia paslaptis. Jei yra kokia nors paslaptis, ji mums jos nepasakys. Taigi, Loren, toliau svajok apie savo plaukus. Diana mums nepasakys, bet kažkas kitas pasakys. Draugai, duokit man kamuolį. Mano skrandis pilnas sušių. Ar esi nusiminusi? Gana, duokit man kamuolį. Nagi, Žuža tai pavirs begemotu. O, sveika, Žuža. Niekas nepriaugo svorio nuo sušių. Netapsi begemotu. Bigai, kur buvai? Bigai, atsimink, tu esi mūsų kamuolių nešėjas, o gal tavęs nebėra su mumis? Vaikinai, tyliau. Bigas nusivedė mane į restoraną, dabar man bloga. Vaikinai, duokite kamuolį. Žuža, kas čia jaučiasi tokio blogai. juokingo, duokit man kamuolį. Žuža įme, aš išmokysiu tave mesti kamuolį. O, Žuža turi naujų draugų. Žuža nuolat keičiasi. Vieną dieną ji su mumis, kitą su krepšininkėmis. Ji taip pat leido laiką ir su katėmis. Taip, ji pas jas nakvojo. Ar tu rimtai? Taip, Žuža yra kaip drugelis, skraido iš vieno kambario į kitą. Ei, neplepėk apie mano Žužą. Tai ne apkalbos, mes tik konstatuojam faktus. Imk kiaušinius, Bigai. Jei praleisi treniruotę, iškrisi iš komandos, tu per daug atsipalaidavęs, Bigai. Nesuprantu, kodėl tai aš, kai tu gali nueiti ir pats paklausti. Na, matai, mes drovios. Ir tu esi jų draugė. Esu tikra, kad Diana tau pasakys. Taigi, jūs, merginos, norite užsiauginti plaukus? Ne, mes tiesiog norime sužinoti paslaptį. Gal ir ragana, plaukai taip greitai neauga. Jei kažkas negerai. Žuža. Žuža pirmyn. Šiandien tokia graži diena, mes tai padarysime. Eisime į pikniką, bet atrodo, kad gali lyti. Diana, papasako, kokia tavo ilgų plaukų paslaptis? Mano ilgų plaukų paslaptis? Na, aš jos tiesiog tepu vištų kakučiais. Vištų kakučiais? Taip, paprastai? Ką ji pasakė? Žuža, mes daugiau neisime į restoraną. Eik šalin, Bigai. Ar ji tau pasakė, Žuža? Diana tau pasakė apie savo paslaptį? Jos paslaptinga paslaptis? Merginos, Diana neturi nuo manęs jokių paslapčių. Taigi pasakyk mums. Tai vištų kakučiai, tai paprasta. Ką? Vištų kakučiai? Taip, merginos, būtent tai Diana daro dėl savo ilgų gražių plaukų. Bigai, palauk. Velnes, nenoriu tepti vištos kakučių ant savo plaukų. Ką, tu iš tikrųjų nori tai padaryti? Noriu gerų plaukų. Mūdi, kaimynai turi vištų, tad pirmyn ir padaryk tai. Būtinai pasiruošk vakarui. Nori, kad perlipčiau per tvorą. Ir kas, jeigu ten nieko nerasime? Tada eikit pas kitus kaimynus. Man tai reikia šį vakarą ir užsičiaupkit. Supratot? Ji išprotėjo. Tu lipsi per tvorą. Mario, kas aš? Rapunzelė, Rapunzelė, bet tavo plaukai trumpi. Nesijaudink, užaugs. Noriu, kad jie būtų iki mano užpakalio. Aš noriu, kad jie būtų ilgesni negu Dianos. Tai užtruks ilgai. Mario, tylėk. Mano planas greitai užsiauginti. O, Mario, ar tu naujasis Stelos kirpėjas? Klausyk, Stela, aš susitikinėjau su Zaku, tad daugiau šio nebesityčiok. Mano mergina gana pavojinga. Taip jie dėl to, jo kovojo su 2 vaikinais gatvėje. Oho, nauja pora? Mario, nesiblaškyk. Man nesvarbu, kas su kuo susitikinėja. Dabar turi tik vieną tikslą – užsiauginti ilgus plaukus kaip Rapunzelės ir ilgesnius nei Dianos. Supratot? Oho, Stela nori tapti princesę. Gyvatė nebus princesė. Princesės yra geros.
Zakai, ar nori mane užvesti? Tavo rankos kaip princesės? Aš pasiruošęs, Kysa. Zakai, tai irgi. Dabar Ženė norės, kad ją pranešiau ant rankų. Šonai, ar tau netrukdo? Viskas gerai, Šonai. Kysa, tu lengva. Žinau, kaip Zakai. linksna. Šonai, aš irgi noriu. Laikau lasdą rietlentėje, galbūt vėliau. Draugai, čia per daug triukšmo, čia įvyks magija, mano plaukai kaip tik dabar auga. Stela, kiek laiko man reikia jo šukuoti? Šukuok toliau, noriu paauginti bent centimetrą. Šonai, tu turi mane irgi nešti ant rankų. Gaila, kad šiam piknikas atšauktas. Tikrai oras gerėja. Knopa, ne, piknikas atšauktas, Diana pasakė. Taigi niekur mes neisime, yra dovana kažkam, merginos. O, tai turbūt skirta man. Mano Rapunzelį. Meškiukai ir spurgos su kremu. Oras daug geresnis, laukiu tavęs piknike. Merginos, tai turbūt nuo Kirilo. O tas meškiukas toks mielas, kodėl Kirilas yra toks ryškus? Dėmesingesnis už Tomą. Aš visada turiu priminti jam dovanas, nes tavo Tomas kvailys. Blondinai visada tokie, visi vienodi. Spurgos su kremu, tokios skanios. Kvepia skaniai merginos, pas kurias turėtume jas nuvežti. Beje, Nastė, ne visos blondinės tokios. Kirilas yra blondinas ir man nereikia jam priminti apie dovanas. Na, Diana, nesigirk, Rapunzelė. Nieko gražaus tavo ilguose plaukuose. Maja, einam, Diana supyks. Man nerūpi. Atrodo, kad Maja šiandien blogos nuotaikos. Gerai, merginos, nagi, manau, kad piknikas visus pralinksmins. Taip, merginos, sutinku, bet pirmiausia turime pakeisti šokių uniformas ir apsirengti kažką patogaus. Diana, ką mums reikėtų dėvėti šortus, tampres ar sportinius kostiumus? Nastė, o koks skirtumas, kažką patogaus? Aš ateisiu su savo plaukais. Labai džiaugiuosi, kad visi mane giria. Lorena, kaip? Ar tavo plaukai jau ilgi? Merginos, ar galit užeit, man nuobodu jau nebesmirda? Oi, kaip smirda. Nieko čia nesmirda, aš turėsiu ilgus plaukus, visi vaikinai bus mano. Vištos kakučiai nebėra taip jau blogai, viskas gerai. Ar tu to tiki? Ne visai, tas pats. Merginos, einam pasivaikščiot, man jau nusibodo tiesiog sėdėt. Kas čia? Tai kas negerai, man auga plaukai, didelis dalykas. Taip, vakar buvo smagu. Sveiki, vaikinai. Kirilai, labai ačiū už staigmeną. Vaikinai, ar nemanat, kad per daug paprasta piknikui? Kodėl jūs nepasiruošę, pasimėt kažką skanaus? Na, pusę jau suvalgėme. Beje, ačiū už spurgas. Berniukai, ar jūs nieko prieš, jeigu prisijungs Bonė? Na, jei Bonė nevalgys spurgų su kremu, tegul prisijungia. Kirilai, beje, ačiū už staigmeną, už spurgas, meškiuką ir atviruką. Taip miela. Palauk, kokios spurgos? Na, tu palikai spurgas, meškiuką ir atvirutę ant lovos. Ir tu dar pavadinai mane Rapunzelė ir visi kiti dalykai. Aš nieko tau nepalikau. Ta prasme, ką turiu omenyje? Gerai, juokauju. Velnės, Kirilai, aš tavim tikėjau. O, berniukai, kur žadėtos keptos jūros gerybės? Pirmiausia, reikia eiti pasimti malkų. Koks puikus piknikas. Vaikinai, jums reiktų sėsti į automobilį, nuvažiuoti į degalinę ir nusipirkti malkų. Malkų iš tikrųjų galima nusipirkti degaliniai. Nagi, vaikinai, mes ne medkirčiai, mes net neturim... Diana, tai vadinama... Tai, būtent tai ir turiu omenyje. Kas tam negerai, Loren? Fu, kas čia per kvapas? Tai vištos kakučiai žūža, greitai tapsiu Rapunzelė. Loren, Rapunzelė. Taip, Rapunzelė. Ui, tai smirda. Aš šokė, ar Diana iš tikrųjų taip daro? Fu, einam. Kiriuša, turi spuogalės man išspausti. Vėl? Blogai vaikščioti su spuogais. Aš neturiu spuogų, mano oda yra tobula. Kirilai, radau spuogą. Krepšininkės merginos ateina. O kas Loren ant galvos? Kas čia per smarvę? Fu, zakatai. O, žiūrėkit, piknikas. Loren, einam. Ne, palaukit. Diana, dabar aš žinau tavo ilgų nuostabių plaukų paslaptį. Mano plaukuose yra vištų kakučiai. Jau greitai. Loren, ar tu ketini greitai tai nuplauti? Vištos kakučiai ant galvos. Merginos, ne, aš turėsiu iki kitos dienos. Ką? Ar madinga tai nešioti ant galvos? O dieve, kas jai nutiko? Diana, ar tu jai papasakai paslaptį? Ne, aš... Velnes, Žuža turbūt jai pasakė. Palauk, tu pasakei Žužai, kad tepi vištų kakučius ant galvos, kad juos užsiaugintum? Taip, ir Žuža tikriausiai pasakė Loren.
Ji tokia kvaila. Loren Žuža melavo tau. Diana, to netepa ant plaukų, pagalvok. Nesupratau, ką? Ką jos pasakė? Na, skamba, kad viskas su vištos kakučiais išgalvota. Žuža tau melavo. Ką? Loren, tai buvo pokštas. Mes čia valgom. Loren, tai buvo pokštas, aš iš tikrųjų netepu vištos kakučių ant savo galvos. Jie ne nuo to auga. Tomai, kaip tu vis dar valgai su to kvapu? Aš tiesiog labai alkanas. Diana, tu man atsibodai ir tavo plaukai baisus. Kur Žuža? Nežinom, gal viloj? Diana, negaliu patikėti, kad ji norėjo tokių pačių plaukų kaip tu. Aš šokia, kodėl tokių kaip mano? Nu, žinai, Diana, visi mėgsta ilgus plaukus. Taip, Diana, tai kokia tavo ilgų plaukų paslaptis? Maja, mes piknike, tad tiesiog smagiai praleiskime laiką, o vėliau atskleisiu savo paslaptį. Draugai, spauskite like, prenumeruokite kanalą, spustelėkite varpelį ir laukite naujų šaunių serijų. Iki pasimatymo ir ate!